Tai labas vakaras, laba diena, labas rytas visiems, kas žiūri šitą tinklalaidę gyvai. Nežinau, labas vakaras, tarsi nes už lango apsiniaukė ir sutemo. Visiems kitiems laba diena ir labas rytas, tie, kas matys šitos tinklalaidės įrašą. Tinklalaidė kasdienių herojų istorijos. Šiandien jau net 8 epizodas ir tikslas iš tiesų šito pasikalbėjimo su laidos svečiais yra labai paprastas. Tiesiog noras yra pasidalinti kitų žmonių istorijomis ir apie tai, o kaipgi jie keliavo per savo pokyčius ir ką naujo jie tuose pokyčiuose atrado, o galbūt kažkas buvo labai baisu, bet jie vis tik tai ryžosi ir tai padarė. Ir tikslas tame ir yra. Mums lengviausia yra eiti per savus pokyčius tada, kada mes išgirstam, kad ir kiti žmonės daro tą patį ir turi lygiai tokias pačias baimės, turi lygiai tą patį nepasitikėjimą, bet tiesiog eina ir daro. O šiandien mano viešnia, mano bičiulė, mano jogos mokytoja ir pasidalinimų įvairių pokyčių ir įvairių išgyvenimų draugė Rasa Merliūnienė, kuri taip ir save net. Aš tai ją pradžioje pristačiau, kad be galo kūrybinga ir pozityvi asmenybė. Kai tuo tarpu ji pati dalindamasi savo puslapyje šitos tinklalaidės anonsų parašė, kad pakalbėsim apie tai, o kaip ji tiesiog nusprendė būti laiminga. Tai Raselė, labas. Labas, Jurgitėlė. Smagu iš tikrųjų, kad tu sutikai sudalyvauti šitoje mano tinklalaidėje ir kaip mudvi dar prieš transliaciją šnekėjom, kad ir širdis daužosi ir baisu, kad kart vis prisižadant kažkur sudalyvauti ir kažką nuveikti, bet nepaisant to, tu čia esi ir tau tikrai labai didelis dėkui. Tai va ir klausimas iš karto, taip tiesiai šviesiai, tai kaip tu nusprendei būti laiminga? Čia turbūt, žinai, kaip ir kiekvienam žmogui ateina kažkada laikas ir mintis, kas aš esu, nes vis tiek, kai tu pradedi tuo domėtis, atsiranda tinkamos knygos, tinkamos laidos, tinkami straipsniai ir tada toks iškilo klausimas, o ką aš čia veikiu? Ta prasme, aš esu pareiginga, man iš tikrųjų visą laiką labai sekdavosi su darbdaviais, bet vis tiek buvo toksai laikas, kad, ką aš turiu daryti, kad aš jausčiausi, labai labai gerai, nes pagaliau buvo užauginti vaikai ir toks gal truputėlį, kai sakau, atsirado truputėlį laisvos vietos galvoje, negalvoti jau vien apie vaikus, ką aš noriu veikti. Ir aš bandžiau prisiminti savo visą priešistorę, kaip viskas prasidėjo, tai tiesiog, visi sako, reikia medituoti. Ką reiškia medituoti? Kai tu, skaitai, tu ten žinai, kad medituoti. Gerai medituoti. Man tokiai aktyviai išsėdėti, 20 minučių, tai čia yra misija neįmanoma. Bent tada tai buvo taip. Gerai, kai sako, tu užduok klausimą mintimis ir tau ateis atsakymas. Man buvo paradoksas, man nereikėjo nei 5 minučių, man toksai, noriu būti, trenerė, galvoju, nes aš visą gyvenimą sportavau, ne trenerė, o kuo aš dar noriu būti? Jogos mokytoja. Ir toks, žinai, kai būna toks, tikrai noriu būti jogos mokytoja, bet visi mano draugai, kas mane pažįsta, tai, turbūt visi pasakiotų, lygiai tas pats, kaip aš esu baigus dailės studijas, Rasa dailininkė, vis tiek visi dailininkai nučiuožia, ne? O aš visą laiką buvau tokia labai aktyvi. Ir čia, negana to, kad dailininkės turiu išsilavinimą, dar aš sugalvojau jogą. Tai ir pagalvojau, gerai, bet tai nuo ko reikia pradėti? Tų jogos pakraipų vėl yra milijonas. Bet to tau ne 20, man tada, kai atėjo tos mintys, man buvo 40. Ir toks buvo, gerai, aš dabar eisiu per visus klubus Kaune, kad aš apskritai suprasčiau, ko aš noriu.
nes aš buvau kelis kartus užsiėmime ir aš ėjau per daugelį studijų Kaune. Žinoma, tai aš pradėjau nuo sportinės jogos, tai yra, kadangi fizinis krūvis man visą laiką patikdavo ir galvojau, ne, sportinė joga ne, nuėjau į kitas jogas. Mane labiausiai erzino visi kvėpavimo pratimai, gaunu va šitus išmetus, galima normaliai praktikuoti jogą. Aišku, aš nekalbu net apie tai, kur giedodavo mantras. Tai man toksai irgi, bet turint omeny, kad aš mėgdavau dainuoti, ruošdavausi dainų dainelėm, aš persukau galvą kitaip, kad, tai irgi nėra blogai. Ir aš sugalvojau, kad aš noriu mokintis. Ir kai sako, tu tik norėk, ir tau atsidaro visi vartai. Buvo pati pirma tarptautinė jogos mokytojų mokykla Lietuvoje, kur nereikėjo to važiuoti į jokią Indiją, niekur. Man bus labai gerai, mėnesio laiko, bet problema manęs, galvoju, niekas neišleisdavo atostogų mėnesių laiko. Ir aš taip nusprendžiau, kad jeigu manęs neišleis, aš turbūt išeisiu iš darbo. Niekur man nereikėjo išeidinėti, aš atvažiavau, aš direktorius visą laiką turiu, nuostabius. Tai pasakiau, viską išklojau tiesiai šviesiai, noriu mokintis jogos. Ir sakė, be problemų. Jie mane išleido mėnesių laiko. Tai va, aišku, tenai man patirtis buvo tokia labai įdomi. Pirmom dienom aš sėdėjau ir galvojau, ką aš čia veikiu. Bet po to galvojau, įsisukau, labiausiai bijojo mano šeima, nes visų požiūris apie jogos mokytojus turbūt žinai koksai. Ir apie praktikuojančius irgi yra. Be abejo, nučiuožia, sėdi ant vinių, energija tik tai iš saulės, nieko nevalgo ir panašiai. Tai ir mes visi turėjom tokius stereotipus, girdėjom ir mes tuo tikėjom. Bet man buvo toksai kažkoks vidinė stiprybė viduj ir tokia žinojimas, kad aš einu atsirinkti tai, kas man atrodo gera ir tai, ką aš galiu duoti, sakykime, pirmiausia tai sau, ėjo kalba pirmiausia apie save, nes aš kažkaip jaučiau tokią didelę atsakomybę, kad aš ilgai dar negalėsiu būti jogos mokytoja, nes man tai buvo iš viso kosmosas, bet tai buvo labai didelė svajonė. Ir viskas, aš baigiau vienus kursus ir dar iš serijos, kaip tu pradedi, kai tu baigi kažkokius mokslus, tu jautiesi labai jau jogos mokytojas, bet kai tu pradedi gilintis dar labiau, tu pasirodo, kad tu apskritai nieko nesuvoki. Čia yra paradoksas. Taip, jau tu baigi ir vis tiek atrodo. Paskui atsirado mūsų bendra pažįstama Inga Urbanavičienė, nors aš ją pažinojau jau labai senai. Ir aš nuėjau pas ją į jogą ir ten vyko dar vieni mokymai, Himalajų joga, kur tas pradinis mokslų baigimas, kaip aš sakau, nieko nesuprantu, yra pratimai ir tuo baigėsi joga. O tada buvo Himalajų jogos mokymai ir tada aš iš tikrųjų supratau, kas tai yra ir su kuo tai valgoma. Tai pati pradžia buvo tokia. Tai aš jau paskui dirbdama darbe, samdomų darbuotojų, aš vedžiau po darbo užsiėmimus jogos ir gilinausi į tai. Tai čia buvo visiškai pradžia. Bet žinai, man kas yra smalsu, nes paprastai, kuomet žmogus apsisprendžia, kad kažko nori, vis tiek yra kažkoks vidinis impulsas. Dažniausiai, bent jau kiek man tenka sutikti, dažniausiai neatsitinka, taip žinai, atsikėliau ryte ir sugalvojau, kaip ir to, ar ne? Kas buvo tas vidinis impulsas tavo pačios? Dirbai, kaip sakai, su darbdavys viskas buvo okei, darbą, kaip suprantu, irgi visai mylėjai, pavadinkime. Labai. Turėjau gerą atlyginimą, geras darbo sąlygas. Tai kur tas impulsas? Kur ta, nežinau, kibirkštis, žaryje, mygtukas? Gal dėl to, kad iš tikrųjų labai daug mano klientų, turiu tokią problemą labai didelę, visi klientai dažniausiai tapdavo mano draugais. Matyt, mano tas bendravimas toksai, kad ir visi sakydavo, kodėl tu nekuri savo, bet kažkodėl jie visi galvoja, kadangi paskutinis mano darbas buvo susijęs su reklama,
rūbai skirtais reklamai, kadangi visi sakydavo, tu esi biznio moteris, nes atitinkama apranga, laikysena, aš dirbau su savo kalba, mokinausi kalbėti ten prieš veidrodį, prieš ekraną, buvau labai atsakinga ir visi įsivaizdavo mane biznio moterį. Ir visi klausė, o kodėl tu nedarai savo? Tugi šitokia pareiginga. Ir tada toks pirmas toks, visi manim pasitikė, bet aš kažkodėl tai ne. Vat ir tada ir buvo, nenoriu aš tos reklamos agentūros, nes mes kažkada ir su vyru dirbom reklamai. Iš tikrųjų, mano visi darbai yra su reklamos agentūrom. Ir toks seka. Ir va tas ir buvo toksai, kad ne, bet aš dar vesdavau kažkada labai senai ir aerobiką. Tai buvo labai madinga. Taip, mes traksėjom, aš net besilaukdama savo 3 atžalos, iki 6 mėnesio aš traksėjau ir vedžiau būtent užsiėmimus. Bet ir kai aš pradėjau savo užduoti klausimą, gal dėl to, kad ir buvo tie renginiai, tokie, kuriuos aš vedžiau, ir kai tada tu ir gilinėsi, ko tu nori. Man ir buvo tas impulsas, kad aš noriu mankštos grynintis. Ar tu klausi galbūt apie tai, koks tas stimulas ne dėl jogos, o apskritai? Apskritai keisti, jo, nes, žinai, pokytis apskritai, žinai, kaip yra, žmonės jaučia, kad jų kažkas, nežinau, netenkina, kaip su tais batais, žinai, biškiuką liks spaudžia, bet dar visai faini, dar nenunešioti, dar su jais galiu pavaikščioti, bet vieną dieną nutrina koją, pavadinkim, ir tu nuspiri tuos batus. Matai, Jurgitėlė, buvo dabar ir pagalvojau, kai mano paskutinis darbdavys, aš iš tikrųjų pradėjau visą verslą, mes buvom padalinys Kaune, aš buvau vienintelis darbuotojas ir man reikėjo įsukti visą bizniuką, visą verslą Kaune. Tai finale aš jau turėjau visiškai naują ofisą, turėjau 3 darbuotojus per kelis metus. Ir toksai, žinai, kaip tu jau viską padarai, aš iš viso toks esu gan azartiškas žmogus, man patinka veikla, aš turbūt numirčiau, jeigu aš apskritai nieko neturėčiau ką veikti. Aš labai pavargstu, jeigu nieko neveikiu. Tai čia yra paradoksas. Ir man tada, kai aš jau viską įsukau, toks atsirado viduj nebeįdomu. Manęs tai nebeveža, o mane turi vežti. Ir tada ir atėjo tie klausimai, o ką norėčiau veikti, o kas man suteiktų pilnatvę. Gal dėl to, kad jau viską padariau, ką galėjau, ir atrodo, ir viskas. Ir man reikėjo vėl pokyčių. Tai čia būtent, sakykime, jogos mokytojų kursai buvo tas pokytis, kur mane vėl naujai užkūrė, naujoms žinioms. Todėl, kad turbūt taip yra. Dabar yra kažkoks laikotarpis, kur vėl jau jaučiu, kad vėl kažkas kyla, vėl kažkas bus tokio stipraus. Bet turbūt taip yra pas visus. Turbūt taip yra pas visus. Čia tavo labai geras pastebėjimas. Turbūt taip yra pas visus, nes nors kita vertus aš tikiu tuo, kad tikėtina didžiąją dalimi žmonės eina į tą pokytį, jie nori, kaip tu sakai, turbūt tikrai yra kažkas tai tokio ir tai yra pas visus, tik tai ne visą laiką ryžtasi. Gal net ne tai, kad ryžtasi, aš iš tikrųjų turiu šeimoje labai gerą pavyzdį, kur mano mylimas vyras, jisai ištisai yra garse, kaip aš sakau. Pavyzdžiui, dirba ausinukas ausy, daro valgyti, televizorius įjungtas. Bet aš manau, kad, pavyzdžiui, pasišneku, mano vaikai tokie yra, o aš galiu būti tyloje. Kas atrodo yra keista, jeigu tu mane pažįsti, aš tokia atrodo galėčiau kalbėti, man reikia garso, bet man labai patinka būti vienai, pabūti tyloje. Ir aš dažnai jam sakau, jūsgi negirdit ir nejaučiat, kas yra širdyje viduj. Ir didžioji žmonijos dalis, manau, per tą didelį stresą ir bėgimą, pareigos atlikimą, pastoviai garse, pastoviai telefonas, kompiuteris, visą laiką kažkur kažkas mirguliuoja. Aš net automobiliu važiuoju ir, pažiūrėjau, aš sakau, neklausau radijos. Man patinka važiuoti tyloje, man tada susidėlioja, aš stebiu, kaip aš jaučiuosi. Tai gal dėl to, kad mano tokios yra savybės, gal greičiau pas mane atėjo tas
žinai, kaip yra kažkas ne taip. O kai tu ištisai girdi, matai, chaosas, o kaip tu išgirsi, kas yra viduj tavo? Vat gal čia yra didžiausia problema žmonijos. Aš kažkada tai pamačiau. Kai sako, kaip tu išgirsi, ko nori tavo siela? Kaip išgirsti, kai ištisai yra triukšmas? Užtat ir ta meditacija, kaip sako, atsisėsti nors kelioms minutėms. Tai yra svarbu. Tai sutinku visiškai, nes manęs tyla irgi negąsdina. Aš galiu būti tyloj. Ir dažniausiai, jeigu anksčiau, va dabar kažkaip priminiai, jeigu anksčiau būdavo kažką darai, tarkim, net ir dirbant, ten rašai, ar tai tekstą, ar tai dar kažką, visą laiką būdavo fone muzika. Kad ir tyliai, bet jinai būdavo. Dabar, ką pastebėjau, ne apie muziką. Jeigu aš kažką darau, man geriau, kad būtų ramu. Koncentracija į kažką. Jo, aš tada, žinai, kaip gal juokingai skamba, bet tada tikrai tu tada girdi savo mintis ir tos mintis tada nugula. Dažniausiai nugula į popierą ar į kompiuterio ekraną. Tai greičiausiai, žinok, išgirdau savo rėkiančią sielą. Daryk ką nors. Kažkas va iš serijos. Tu gali. Gerai, žiūrėk, siela tai rėkia, bet žinai, kaip sako, pas mus yra toks angeliukas ir velniukas ant kito peties, ne? Ir tas velniukas dažniausiai, ta kita sielos dalis, ar kaip ten pavadinsim, jinai dažniausiai, viena sako, daryk ką nors, tu gali, o ta kita sako, žiūrėk, Rasa, tu ką iš Proto turėk, ta kita tiesiog rėkia, tu proto turėk, tau pensija ant nosies, tu pasiėmus paskolą, tavo dar vaikai ten maži, ne tai, kad maži, jau jie paaugę, tai jiems nepasakysi, palaižyk spintos kampą, jie nori ir valgyti, aišku, kad rėkia. Ir dar, kai aš sakau, nors mes santuokoje su vyru 35 metai eina, tikrai ta pradžia gyvenimo buvo pakankamai sunki. Mes jauni, apsiženijom, 3 vaikai, vienu metu dvyniai, tai yra tikrai sunku. Ir kai tau jau susidėlioja darbai, kai tau pagaliau, tai mes paskolą galėjom gauti tik tai tada, kai mūsų vaikai užaugo ir išėjo gyventi savo gyvenimus. Ir kai tu jau turi darbą, kur tos atlyginimas yra geras, ir kai viskas jau susidėlioja, kažkodėl žmonai trinkteli į galvą kažkas, kad jinai, žinote, jinai nori išeiti iš darbo. Tai aš, žinokit, kokius 5 metus tai mažiausiai vis vyrui taip atsargiai sakydavau, o jeigu aš išeičiau iš darbo, tai buvo žmogus, ta prasme, jis visiškai manęs nepalaikė. Visiškai. Todėl, kad sako, Raselė, nežinau, kaip mes ištempsim. Ir tai tęsiasi gan ilgai ir tu, čia kaip sako, lengvai išeiti iš darbo, kai turi užnugarį. Nėra to, tas kaip draugas, gyvenimo palydovas jis yra, bet jis irgi yra, sakykime, dirba, jis neuždirba milijono, mūsų finansai suskaičiuoti. Bet po kokių gal 4 metų ilgai svarsčiau, labai ilgai. Ir vis bandau pasakyti, ir vis, nežinau, palaikymo nebuvo visiškai. Bet paskui vėl buvo kažkas, matyt, kaip ten sako, 7 metus, kas ten sprakteli kažkas, žinai. Tai čia, o gal 7 buvo, aš taip sėdžiu ir galvoju. Buvo 3 vaikai, atlyginimai tikrai nebuvo dideli, aš iki 5 metų auginau dvynius, vyras pilnai mus išlaikė, sakykime, tiek valstybė kiek, bet ten juokingi buvo dalykai. Jeigu mes pragyvenom su 3 vaikais, aš juos išleidau į mokslus, į visus būrelius ir taip toliau, mes dviese čia aš save taip raminau, mes dviese gyvendami neišgyvensim, nesąmonė. Ir aš tada pradėjau, žinok, pati galvoti apie tai. Dar pas mane atsirado tokia kaip transferingo akademija. Irgi buvau išsipirkusi ir mokslus, ir nusipirkau aš ten įvairias knygas. Man tai buvo padrąsinimas.
Ir tiesiog, kai aš jau nusprendžiau, aš pasakiau, aš išeinu iš darbo. Aš neklausiau, bet aš konstatavau faktą, nes jis vis tiek nesutiko. Ir kai aš pasakiau, jis sako, nu gerai. Nebebuvo kur dėtis. Na, jeigu ta žmona šitiek metų vis ruošiasi išeiti iš darbo ir vis niekaip neišeina, o pagaliau viskas. Tai vat ir įvyko, aišku, dar man labai pasitarnavo gerai COVID'as. Aš daug girdžiu istorijų, kur COVID'as sudėliojo taškus ant i ir žmonės jaučiasi tikrai laimingi, nes kažkodėl abejojo ir mes buvom priversti dirbti iš namų. Ir aš tiesiog net toks buvo, nu visai smagu. Dar vienas pliusas, kur aš įvardinau, dėl ko aš taip drąsiai išėjau, aš esu be galo pareiginga, atsakinga ir savidisciplinuota. Tai aš jau kažkada dirbau irgi namuose, kai aš auginau vaikus, bet aš taip pagalvojau, nu bet aš galiu tokius dalykus daryti. Tik tai vienas buvo dalykas, kad jogą tugi nevesi nuo ryto iki vakaro. Tu gali sugalvoti, ne, ten užsiėmimas. Taip. Bet man paskui, be bendraujant su viena, žinoma, dar tavęs Jurgitą nepažinojau, buvo pas mane atsirado kita kaučerė. Ir kažkaip su jais išnekėjom, kad laisvalaikiu aš patapyčiau. Nors aš sakau, turiu išsilavinimą su dailininkė restauratorė. Ir jinai sako, kaip tai patapytum? Nu, sakau, šiaip tai aš dailininkė nuo mažumos ir man tai labai patiko. Ir man toksai gavosi kaip dvi veiklos papildančios vieną kitą ir labai išsidėsčiusios poroje tinkamų laikų ir tinkamo metu. Ne? Jeigu tu gali vesti jogą ryte ir vakare, dienos metu tu gali tapyti. Tai buvo daug tokių dėliojimų ilgai, nu kaip aš užimsiu tą dieną, kad aš uždirbčiau pinigus. Tai vat buvo, o Jėzu, ištisai kalbėjosi ir angeliukas ir velniukas. Tai va tokia trumpai istorija. Nes, žinai, iš tikrųjų, dėl ko aš ir tavęs paklausiu apie tą angeliuką ir velniuką, nes dažniausiai tas velniukas jisai rėkia garsiau. Taip. Dėl to, kad veikia protas. Taip, tu protauji. Ir ten yra, tie visi pasiaiškinimai, ten yra visos baimės, ten yra visi įsitikinimai ir visokie kitokie nepalaikymas namiškių galų gale. Nė vieno, gal vaikai, kad mama, tu gali, iš tikrųjų, kai aš, sakykime, dar pradėjau ir tapyti, tai ašgi netapiau daug laiko, kol vaikai buvo maži. Ir kai aš jau pradėjau dubliuoti, sakykime, tapimą su joga, vaikai pamatė, kaip aš tapau, jie tokiom akim žiūrėjo, mama, tu taip tapai, nu taip, sakau, aš dailininkė, tik tiek, kad jūs auginau ir tam nebuvo laiko. Tai tada jau pradėjau sulaukti iš vaikų palaikymo, kad mama, tu sugebėsi. Tai toksai tų padrasnimų, bet lygiai taip pat visa mano aplinka, aš nekalbu apie, sakykime, darbuotojai, su kuriais dirbau, kai buvau reklamos srityje, visi sakė, Rasa, daryk verslą, mes pas tave eisim dirbti. Ir aš pagalvoju, žmonės pasitikė, bet manęs ta sritis visiškai nedomino. Aš tik tiek, kad atlikau gerai savo darbą. Ir mama lygiai tas pats. Nu, ką reiškia išeiti 50 metų? O kur jos pirmi žodžiai, o tai kaip tavo pensija? Nu, bet čia yra normalus, o tai kaip tavo pensija? Nu, mamytė, sakau, normaliai, nu, tai tu dirbi, uždirbi, tu moki mokesčius ir tu gauni pensiją. Bet tai norint ją gauti gerą, žinom, ten turi būti labai geri atlyginimai, tada. Va tada ir susideda, pagrindas, kaip aš sakau, susidėlioti prioritetus. Kas tau yra svarbu? Ne kaip visuomenė gyvena, bet kas tau yra svarbu. Sakykime, ar aš noriu kas mėnesį pirkti naujus batus, kai gauni tu gerą atlyginimą, ne, tu privalai dar iš tikro pirktis, ne, gerą avalynę, gerą aprangą atitinkančią darbui. Jeigu kalbam apie verslo kontekstą, ar ne, jeigu tu bendrauji ten su aukščiausio lygio vadovais ir visą kitą.
taip ir buvo. Taip, nes vis tiek tu važinėdavai ten į užsienį, susitikimai ir panašiai, atitinkama apranga. Ten kirpėjos, vėl kažkas. Nu, tie dalykai brangiai kainuoja, bet tu privalai taip atrodyti. Ir tada va, tu dėlioji savo prioritetus ir galvoji, ar aš galiu be to, ar aš galiu be to. O jas visai galiu. Ir kai sudėliojau visus prioritetus, tai per 4 metus nebuvo nei vienos dienos, kad aš gailėčiausi, kad aš išėjau iš samdomo darbo. Va, iš tikro, ką dar norėjau pasakyti, gal iš tikro man buvo lengviau išeiti, nes mano paskutinis mano vadovas, mano direktorius, išeinant taip gražiai pasakė, Raselė, jeigu tau nepavyktų, būk gera paskambink man pirmam. Tai man buvo toksai savotiškas, kaip arkliukas, kurį aš visą laiką turėjau galvoje, nu galigi nepavykti, nu ne aš pirma, ne aš paskutinė. Ir man toks buvo toks kažkoks garantas, aš net atsimenu su savo buvusiais darbuotojais, sakau, nieko, aš pabandysiu, jeigu neišeis, tada sakau, aš į sandėlininko poziciją, pradėsiu vėl nuo nulio ir tada dar mano tas vairuotojas sakė, Rasa, nepalik manęs be darbo. Nu, tai va, turėjau tokias garantijas, gal dėl to tai buvo lengviau. Tai tam tikrą prasme tokį saugumą šiek tiek turėjai, kad jeigu ką, žinau, kad galiu pareiti. Taip. Tai va toks buvo gal saugumo dalykas. Nu, fainai. Kas labiau keitėsi, va, jeigu taip dabar, žinai, nu, retrospektyviai žiūrint atgal, ar ne, vat visai nesenai klausiau Steve Jobso vieną kalbą, kurią jisai sakė Stanfordo universitete studentams. Sako, taškus galim sudėlioti tik tai tada, kada turim kur atsisukti. Tada, nu, va, tie susijungia, žinai, tie taškai ir tu šiandien esi čia, kur esi dėl to, kad kažkada neateityje praeitį padarai tam tikrus dalykus. Tai jeigu taip pat žiūrint visiškai retrospektyviai atgal dabar, va, į tavo tą tokį, nežinau, karjeros, gyvenimo pokytį, kaip pas tave tie taškai dėliojasi? Bet šiandien tu esi Rasa, jogos mokytoja, tapytoja ir galinti leisti gyventi savo laimingai taip, kaip tu įsivaizduoji tą laimę ir kaip tu nori, kaip tu jos nori. Bet kas buvo tie taškai, kurie tau šiandien atvedė tave iki to? Pats pagrindas tai turbūt yra minčių kontroliavimas. Čia yra svarbiausias dalykas, todėl kad tos mintis visi žinom, jos sukasi galvoje ir ne pačios geriausios. Bet darbas su tuo, kad tu negatyvę mintį iš karto pakeiti pozityvę, tai čia turbūt yra pagrindų pagrindas. Ir tas pastovi baimė, ant kiek pas mus yra giliai visi tie dalykai, kad tas pinigų trūkumas, ne? Vat, kad tik nebūtų pinigų trūkumo, finansinio trūkumo, kad nebūtų. Ir tos mintis, tu su ta mintim užmiegi, tu su ta mintim atsikeli ir tai yra labai blogai. Atsirado kažkokios frazės, kurias aš savo pradėjau kartoti, žinoma, savo atrodžiau labai kvailai, dėl to, kad, nu, esu protaujanti moteris ir tokiom nesąmonėm neužsiiminėju. Bet iš tikrųjų tos frazės labai padėjo. Nu, kiekvieną rytą tu pradedi su tokia pozityve, kad šiandien viskas bus gerai. Pinigų yra ir jų bus dar daugiau. Iš pradžių tai net nervavausi, kai sakiau visokias tokias. Ir tų frazių yra labai daug. Tai būtent mintis pozityvios ir tas toks, žinot, kai pradedi dirbti savo, tu nori ištisai dirbti ir paskui ateina tas perdegimas. Ir kai aš pradėjau, nes aš griebiausi visko. Rasa, gal tu gali ten pravesti? Galiu. O gal tu gali nutapyti? Galiu. O gal tu gali ten dar tą? Galiu. Ir visur su entuziazmu, nes aš sugebu ir man tai patinka. Atėjo laikas, kai
sėdi ir pagalvoji, aš tiek judu, o to, sakykime, nei dvasinės laimės, tiesiog tu pervargsti. Taip. Ir va tada įsikaliau savo į galvą, vėl ateina, kai tu pradedi ieškoti, vėl ateina tavo atsakymai, kai sako, tu turi suskirstyti parą į darbo valandas. Turi 8 valandos miego, 8 valandos darbo, tai, kas tau atneša pinigus, 8 valandos, tai, kas tau teikia malonumą, sakykime, nebesusijęs su pinigais. Tai yra labai sunku, bet tai vėl darbas su savimi. Visiškai. Visiškai. Šitas dalykas labai svarbus. Net, sakykime, atitinkamų knygų skaitimas, kur vienas svarbiausių dalykų, kaip sako, pasiklok lovą atsikėlęs. Nu ką tai keičia? Nu ką keičia? Tu vakare jau ateini, vėl eini miegoti ir tiesiog tu jauti tą pokytį. Tai va tokie dalykai. Dar paskui susikonkretinau jau vėliau. Iš tikrųjų labai man daug kas sakė, kad niekados nepadarysi verslų, kai tu jų turi daug. Nu, ta prasme, daug. Nu, irgi sako, orientuotis į vieną. Ir man sako, pasirink kažkurį. Nu, va čia ir turiu problemų, todėl kad man jie labai gražiai abudu įsipaišo. Ir iš tikrųjų pats tikriausias dalykas, tai vėl, kai sakau, nedaugam galbūt tai išeina, bet klausyti savo širdies. Nes dabar yra labai daug visokių mokymų, labai stresuodavau, nes norėdavau viską suprasti, buhalteriją, man tai iš viso skaičiukai nepatinka, visokius kursus. Vis pirkau, kad mokintis, kad daugiau sužinot. Ir aš taip nusivyliau viskuo. Todėl, kad pasirodo visi tie dalykai, aš iš tikrųjų juos žinojau, jie kažkur giliai, visi tie atsakymai yra, ir paskui pagalvojau, kiekvienas turi dirbti savo darbą. Negaliu ašgi žinoti buhalterinių dalykų. Arba Instagramui reikia dėti tokias spalvas, tokia seka, tokiu. Ir aš vėl užstresavau ir vėl man koks mėnesis daugiau, aš nesugebu, ir paskui dukra mano taip gražiai sako, kodėl tu turi daryti kaip visi? Tu daryk taip, kaip tu supranti. Bet čia vat vėl, viską suvedant į vieną, tai greičiausiai vėl savo širdies klausimas, jeigu išeina jos paklausyti ir nusiraminti, nes mes gyvenam dabar tokiam laikmetį, kur viskas labai greitai, viskas labai daug ir mes visą laiką lygiuojamės į kažką, dėl to, kad tu žiūri internete, socialiniai tinklai, o kaip jisai iškilo versle, o kaip ten Man tik tai gal po 3 metų dėjo, kad, sakykime, man eiti į mokymus, kur yra kaip užkurti savo verslą, iš viso netikslinga, todėl, kad mano prekė apskritai yra nišinė, jeigu kalbėt apie tapybą, ne plačiai rinkai. Ir tada vėl tu rimsti. Bet tai yra labai sudėtinga. Tai nežinau, ar atsakiau, kažkaip čia išsiplėčiau ir vėl paskui. Atsakė. Tai iš to, ką aš girdžiu, tai yra pozityvios mintis, yra prioritetai, yra labai aiškus savo dienos susiskirstimas. Jeigu grįžtant prie to perdegimo, nes tai, kas yra apie perdegimą, tu mane irgi žinai, man tai yra labai artimi dalykai ir aš pati irgi per tai perėjau. Tai va tas griežtas nėra lengva, visiškai su tavim sutinku, yra be galo sunku ypatingai save sustatyti į rėmą. Nuo tada iki tada darau tai, kaip tu sakai, tai, kas neša man pinigus, nuo tada iki tada darau tai, kas man tiesiog fainai. Taip, bet tai yra būtina ir miegas tas būtinas. Kad tu nemiegosi, o tapysi atsisėdus, ar ten vėl skaitysi mokomas knygas, apie jogą, ten apie viską toliau, tai prie gero neprives. Kai viskam yra savas laikas. Taip turi būti. Finale tu vis tiek sudėgti. Aš iš tikrųjų apie tą, kai tu sakai, kaip skaityti ten knygas apie jogą ir panašiai, labai irgi vieno kolegos, coachingo specialisto girdėjau irgi podcastą, kuris jis, jeigu tavo darbas tam tikra prasme irgi yra mokytis, nes jogos mokytojai mokosi, coachingo specialistai mokosi, konsultantai irgi mokosi, kokią sritį be paimsim. Jeigu tavo darbas yra mokytis, tu tą turi daryti darbo metu.
Taip. Ir įskaičiuoti tai kaip darbą, kuris tau Taip. neša pinigą. Taip. Taip. Ir įskaičiuoki darbą, kuris neša tau pinigą, tai vat nuo to gal truputį net anksčiau, gal aš irgi kažkokią knygoje paskaičiau, pas mane, pavyzdžiui, irgi atsirado dalykas, kad knygas, kurios yra susiję su profesiniu augimu ir profesiniu tobulėjimu, aš skaitau darbo metu. Taip. Man įdomu, aš aišku paskaitau jas, bet aš tada vėl vat, apie galvą kalbant, ar ne, jeigu aš skaitau darbo metu tą pačią knygą, tai vadinasi, aš va čia dabar dirbu. Taip. Aš tą pačią knygą galiu pasimti ir po darbo paskaityti, bet aš jau ją tada su kita intencija skaitau, nes man tai yra įdomu ir aš noriu apie tai sužinoti daugiau. Taip. Liuks. Žiūrėk, jeigu turėtum galimybę grįžti laiku atgal, nu, bet įsivaizduokim, turi, nežinau, laiko mašiną, gali ją įsėsti ir turėtum galimybę grįžti atgal kažkokį tai laiko tarpą. Kokį laiko tarpą norėtum sugrįžti? Ir ką norėtum palinkėti tai tuometiniai rasai, kuri buvo tada? Oi, čia yra toks geras klausimas, kur aš iš atsakymo, kurį aš pasakysiu, suprantu, kad aš esu be galo laiminga ir visą laiką gyvenau teisingai taip, kaip reikia. Todėl, kad kai mano pirmiems vaikams buvo gal kokie 8 metai, aš pagalvojau, kad dabar tas pats geriausias laikas užauginti ten dvyniai, ne, tai jiems dar buvo 7, nes kai jiems buvo 7, gimė mano 3 atžala. Dabar jie paauginti, dabar pats geriausias laikas. Paskui gimė 3 dukra, mano 2, 3 vaikas. Praėjo kažkiek laiko, jau dabar mažai buvo gal 8. Ne, dabar pats geriausias laikas, dabar. Jau jie paauginti, paskui prisimenu, buvo 35, nusipirkau molbertą, galvojau tapysiu, nepatapiau, bet galvojau, ne, dabar geriausias laikas, jau jie iš viso ten dideli. Dabar aš, pavyzdžiui, sėdžiu, aš nenorėčiau visiškai grįžti atgal, aš tik jeigu turėčiau galimybę grįžti atgal, prieičiau, sakyčiau, maladėts, taip ir toliau, eini geru keliu. Ir dabar, pavyzdžiui, mano laikas toksai, kad jau vaikai užaugę turi savo vaikus, man yra toks gyvenimas nuostabus. Bet čia, kaip, gal iš mano kas pasižiūrės, taip nebūna. Tai aišku, kad pas mane yra tų juodų dienų, o pas ką jų nėra? Jų būna, bet jeigu kalbėti apie didžiąsias dalis, tai dabar yra pats smagiausias laikas. Tai kokį laikmetį aš bepaimčiau, aš visą laiką labai džiaugiausi ir vis sakydavau, dabar pats geriausias laikas. Tai iš to suprantu, kad kažkaip visą laiką turbūt mane kažkas, kokie 2 angelai sargai mane vis taip, kad tu eini gerai ir viskas tau bus gerai. Okay. Tiesiog padrasintumai, sugrįžusi save toliau eiti. Nepergyvenk, čia iš tikrųjų, kaip ir sako, jeigu žmonės mažiau imtų gyvenimą į savo rankas, o labiau pasitikėtų visata, kai sako, visą laiką bus taip, kaip yra geriau tau. Truputėlį paleisti vadžias, ypatingai mums stiprioms moterims. Kas gali mums paaiškinti, kaip gyventi? Ne? Aš žinau, bus taip, suplanuota, pas mane ten mėnesiais būdavo, į mėnesį, savaitės. Ir tada vis mokinuosi viską atleisti. Nepavyko ten kažką suorganizuoti, jokios nuoskaudos, kaip man patiko viena mano draugė ir sako, bet tu duodi, čia prieš naujus metus buvo žaisliuko edukacija, nes viena mane prikalbėjo daryti, bet dar tokia diena grinai prieš pat vos ne Kalėdas. Ir man tiesiog nesusirinko, ne viena moteris nepaskambino. Ir draugė man skambino, sakau, žinok, ne viena nepaskambino, sakau, o kaip tu taip išdrįsti pasakyti? Sakau, kad ne viena nepaskambino, tai kitas ten sakytų, ten susirgau, pasikeitė planai. Bet jeigu ne viena nepaskambino ir aš tai priėmiau, kad visata mane saugoja, kad tik raselė nepervargtų, sulauktų kūčių ir Kalėdų sveika. Taip, nežiūrėti į tai kaip į nesėkmę, bet tada pagalvoti, o kodėl tai nepavyko? Gal man to visai nereikia? Tai tik tai per tas nesėkmes
pakeitę savo požiūrį, mes labai gražiai keliaujame toliau, nedarant jokių tragedijų. Liuks. Tai žiūrėk, mūsų pokalbis jau po truputį, labai ačiū tau už pasidalinimus tokius gyvus, nu kaip visada tu. Čia tu tikra tu. Grįžtant vat, į pasidalinimus, ar ne, aš visą laiką kiekvienos laidos svečio arba viešnios paklausiu vieno tokio paskutinio klausimo, pavadinkim. O ką norėtum palinkėti tiem žmonėm, kurie galbūt stebi gyvai arba kurie žiūrės šitos tinklalaidės įrašą? Galvojant apie pokytį, vat, nes laida yra apie pokyčius. Ir tavo istorija buvo apie pokyčius. Čia turbūt labai tinka tas pasakymas, kad pirmiausia save išgirdus, jeigu tu jauti, kad tavęs kažkas netenkina. Nesvarbu sutuoktinis, gyvenimo visas būdas, dar kažkas, visą laiką nebijoti keisti, bet nedėjuoti. Dėl to, kad mes daug girdim, kur žmonių sako, aš norėčiau, tam pakeisti, bet. Nu, tau tai gerai, bet. Man bet. Nėra to bet. Absoliučiai visi tai gali padaryti. Ir aš, pavyzdžiui, bet stebiu, sakykime, kad ir tas pačias estrados žvaigždės, ne, kurie pasiekia labai daug ir kaip pagalvoju, jos turi lygiai tas pačias 24 valandas per parą. Ir kažkaip žmonės sugeba ir pasiruošti koncertams ir viską padaryti. Man aišku, tai yra kosmosas, bet tai yra jų darbas. Vadinasi, mes kiekvienas žmogus turim lygiai tas pačias 24 valandas ir mes galim padaryti viską. Tik tai reikia pradėti daryti, o ne skrajoti, svajoti kada nors. Dabar. Jeigu dabar tau negerai, dabar ir keisti. Tai turbūt pats svarbiausias palinkėjimas ir nebijoti. O bus visą laiką taip, kaip tau yra geriausia. Nu, aš galiu tai patvirtinti 100%. Savo kailiu tai patyriau. Savo kailiu. Būtent. Puiku. Tai ačiū tau labai už palinkėjimą iš tiesų. Ačiū, kad radai laiko su manimi, kaip sakai, paplepėti apie tai, kaip tu nusprendai būti laiminga. Kas yra labai tikrai smagu. Ačiū tau už tai, kad kaip viena šitos beje tinklalaidės irgi stebėtoja sakė, pas tave visi šypsosi. Tai ačiū tau, kad papuošiai savo šypseną šitą tinklalaidę. Ir tikrai žinau, kad tavo diena dar nesibaigė šiandien, tu dar turi užsiėmimą. Tai aš irgi lygiai taip pat atsisveikinu ir su tinklalaidės žiūrovais ar klausytojais, kas matys, kas žiūrės, kas tiesiog klausysis, įsijungia ausinuką. Kaip visada pasimatysim po poros savaičių, tai yra ne kita, o dar kitą pirmadienį. Beje, nežinau, turbūt nebūna nieko šiaip sau. Kitos tinklalaidės viešnios vardas irgi Rasa. Tai gegužė, rasų, ne birželis, nors turėtų būti birželis. Turėjo būti birželis, rasų šventė. Jo, ne birželis, rasų šventė, bet gegužė bus mano viešnios Rasos. Tai ačiū tau labai, ačiū visiems, kas matė gyvai, ačiū tiems, kas žiūrės laidos įrašą, o šiandien dienai sakau iki kitų malonių. Iki.